Tada jeigu galima, aš va klausimėlius ir važiuojam, gerai? Aš jums vardinsiu, jūs man atsakinėjate. Tai va, gerai, tai kas yra Lietuvos pieninė Rivonos gamybos padalinys, kiek dirba pastovių darbuotojų, sezoninių, kokiems darbams, 13-12 metų skaičiai, kokie pastarųjų metų apyvarta, pelningumas, investicijų kiekis. Tiesiog laisvai kalbamės, kad... Ja. Tai vat, ta Alytaus pieninė tai yra viena iš labai Rivono padalinių. Kaip žinot, Rivona turi daug gamybinių padalinių, transporto, prekybinių įvairių. Tai vat, Alytaus pieninė yra vienas iš padalinių, kuris užsiima šviežių produktų gamybą. Ir gamina jogurtus, grietinę, pieną, kefyrą, varškę, varškės sūrius, sviestą, iš viso apie 50 rūšių pieno gaminių. Apyvarta 12 metais buvo beveik 44 milijonai litrų. Be PVM išeina. Tai yra augimas iki 10% lyginant su 11 metais. Pagamino apie 17 000 tonų produkcijos. Dirba dabar 12 metais, 17 68 darbuotojai. Nes daug procesų yra automatizuota. Iš vienos pusės tas automatizavimas mažina darbuotojų skaičių, iš kitos pusės mažina potencialių pirkėjų parduotuvėse skaičių. Mažėja darbo vietų, tai čia taip yra. Daugiau, kas atnaujinimui, įrangos ir renovacijai 12 metais apie 4 milijonus litrų skirta. Didžiąją dalį produkcijos parduodam savo Norfos tinkle. Nors išoriniams klientams, kai mes vadinam, pardavimai didėja ir manom, kad greitai apie pusę savo gaminamos produkcijos parduosime ne tik per savo prekybos sistemą. Dabar mokesčių, jeigu neturi, tada vėliau. Ir mano straipsnio tikslas būna dažnai, kad mūsų valdininkai vis mėgsta kalbėti apie verslininkus, kapitalistus, kurie uždirba savo, bet ne miestui. Ir tam interviuke visą laiką būna įdėta, kiek jūs sumokėjot mokesčių, kiek sodros, kiek kitų, ir jie mato tiesiog tą vaizdelį. Mes taip pasakysim sunkiai, nes mūsų visa buhalterija yra centralizuota Vilniuje. Kartu su visa Norfa, su Rivona, ir jau ten mokestinio reikalų mums neįskaido, kiek kas ten. Sistema. Tai tebūnai taip. Aišku, dabar dar prieisim tada prie šitų nuo A iki Z. Ko aš prašiau, ir turbūt čia reikėtų didesnių namų darbų, norisi prie straipsnio padėti vaizdelį, tarkim, butelys, ir kaip anksčiau jūsų dešrose būdavo, ne, Norfos. Tas tiek sudaro, tas tiek kainos. Tai va, galima gal suapvalinti tada žaliavos pirkimą, jūs nenorit vardinti, bet tada žaliavos pirkimas su atgabenimu ir perdirbimu, tarkim, kiek sudaro. Jeigu tai nėra komercinė paslaptis, gal čia dar jūs tada sprendžiate, tai mano būtų prašymas, kad tai galėtų. Visos sąnaudos, sakykime, gamybinės sąnaudos, su visais energijos sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudos, su visais mokesčiais sudaro 16%. Logistika liūto dalį paima logistiniai kaštai. Pieną pristatyti iš mūsų, tai kilogramų kainuoja, sakykime, gal taip. Virš 20%, sakykime, 24%, tai tikrai logistika sudaro produkto kainos. Tai turim 40. Ne, gal ne taip aš. Pavyzdžiui, jeigu pieną, žiūrėkim, tai pieno panašiai, čia kilogramų kaina maždaug.
Nu, tai tarkim, kilogramas. Kilogramas. Tai vienas grūdų, tai kilogramas produkcijos kainuoja 24 centai. Kaip čia pervesim. Tavo logistiniai dalykai. Tai jeigu pieno butelis, sakykime, kainuoja grubiai litas, grina ta savikaina pačio produkto, kas supilta, pakuotės ir etiketės, plus 16% tos visos darbo sąnaudos su darbo užmokesčiu. Ir, sakykime, 24% logistika. O tas sąlyginai uždarbis, tai po 3% iš tikrųjų. 3% vienas, tai galutinai viską keliam. Jeigu nebūtų Norfos, ypač pradiniai stoteliai, tai būtų labai sunku išsilaikyti arba nelabai įmanoma. Nes yra dideli gamintojai, jie rytinę rinką netgi padėkrivuoja, tam sakykime. Matosi kartais. Norit, nenorit, jūs vis tiek tam žaidime dalyvauja, nes pieno kainos, jeigu keičiasi, jos keičiasi beveik kartu. Ir dažniausiai tik tai būna optinės apgaulės klausimus, kiek centas ten aukščiau, centas ten žemiau, nori, nenori, čia bendra medžioklė, čia nespaudai. Didelius eksportus turim, tai jam kalbėtume rinką neįdomu, jie tam kartais užsiima visokiais. Pažaisti savo kieme, ne? Žaidimais, nes kitiem Lietuvos rinka iš tikrųjų nėra didelė ir pieno sektoriui konkurencija yra didžiulė. Jūs sakot, kiti pienininkai išsilaiko daugiausiai iš eksporto. Jūs irgi praeityje buvot tokie, kur pieno milteliai, visi kiti reikalai eksportas laikydavo. Kada jūs tapot vietos, galima sakyti, žaidėjas, kuris labiausiai suinteresuotas vietos žaidimu? Kai Rivoną nusipirko, visą sugriautą ūkį, sakykime. Čia turbūt apie 9 metus. Vis tik Rivona, kaip suprantu, tiekia produktus ne tik Lietuvoje. Jūs minėjot pradžioje, kad jūsų pardavimai, nevidiniai pardavimai išorė didės, kiek suprantu, didės ir į aplinkinės šalis? Taip. Tokių projektų turim. Kai ką ir dabar eksportuojam, pavyzdžiui, sviestas mūsų važiuoja į Vakarų Europą, į Estiją, į Latviją. Į Latviją važiuoja pieno produktų, bet dar ten tik prasideda tas visas reikalas. Šiaip į Rusiją mes patvirtinimo numerio neturime. Planų yra padaryti perspektyvą, bet nėra tam paprasta. O dabar minėjot Latviją, tai ten Norfa bando kurtis? Ne Norfa, ten yra distributorius, tas vadinamas Latvijai, Sanitacijos Latvijos. Supratau, tarybos. Šįmet paleidom čia prieš mėnesį, sakykime, Meducą, ten automatikos baltas pastatas visas naujotėlės, su naujai įrangos, su naujai visiškai pastatytas. Tai pasiruošim kitam sezonui ir dar bus tikrai eksportuos. Ką anksčiau irgi netgi plombyras. Turim partnerių Vokietijų, kuriems įdomu tą visą mūsų gaminamą produkciją. Mes galim pagaminti ir su dabar, gaminam su privačiom etiketėm. Galime produktą pagaminti, jeigu yra kontaktas tam tikram kiekiui, kas liečia ledus. Paklausa, kiek suprantu, pagal Monolit ir kitų ledų, čia pardavimus Lietuvoje, jie daug skirti Vokietijai, ten matyti yra tų tam tikrų sentimentų buvusios Rusijos, geriems seniem ledam. Monolitą aš neku, čia buvo mūsų monolitos stovas. Tai jie Vokietijos, tai vadinami rusai, jie podeliuose, vafliniuose podeliuose gaminamus ledus, tuos plombyrus ir visą kitą segmentą jie valgo. Taip, čia ilgokas klausimas, bet gal aš šį perskaitu. Jūs kaip norit laisvai atsakykit, dėl to, kad neretai lankausi čia asmeninis toks dalykas.
Neretai lankiausi Norfoje, kaltas Alytaus pienas, nuo studijų laikų Vilniuje ieškodavau parduotuvių, kur buvo galima nusipirkti, aš atsimenu, būtent Alytaus pienas, paskui butelinis žaliais dangteliais varėnos kefyro, druskininkų džiovinti sūreliai, tie šviežumėlis, man atrodo. Sako, marketingai yra, kad sentimentai pasaulyje kuria vieną didžiausių prieraišumų. Ne kainos, kad jinai pigi prekė, ne tai, kad labai kokybiška, bet būtent tie sentimentų kalba. Šiuo atveju prie produkto prekės prieraišumą kuria. Kas jums alytiškiui yra Alytaus pieninė jos produkcija? Ar turite sentimentų, jeigu taip, kokių ir kokiems produktams? Matau, kefyras mūsų vietoj šampano šiandieną, ne? Tokio mūsų produkcijai, nors gaila, gal atsiras, bet tokio pavadinimo kaip Alytaus dar nelikę. Kaip žinot, yra ten vynuogėlis, sodžius, praktiškai žmonės renkasi Norfą. Bet didžiausi sentimentai tai yra mūsų vadinamų produkcijai dėl to, kad visa mūsų produkcija gaminama be augalinių riebalų. Netgi ta grietinė, kur būna su maišyta kažkokia. Bet mes tų grietinių negaminam. Bet jūs jas parduodat? Nebetas gamino Varėnos pienas. Apie tai galima kalbėti? Apie tai galima kalbėti? Aš rašyti apie tai galiu. Būtent mes iš jų akcentuojam, kad, pavyzdžiui, visa Alytaus pieninės produkcija, netgi ledai, yra vienintelė gamintoja Lietuvoje, kuri nenaudoja augalinių riebalų. Visa produkcija eina iš šviežio pieno. Čia skambu. Ir tik iš lietuviškos žaliavos. Tai kai dabar tas sveika mityba aktualėja ir žmonės skaito, ką valgo, tai, sakykime, tas, kad produktuose nėra augalinių riebalų, turi su kokosų, palmių ir visą tai yra unikalus, sakykime. Gamina ir kiti gamintojai, bet jie gamina kažkuria dalį produkcijos. Arba ten atskirai. Mūsų visa produkcija, net pati pigiausia, tie patys pigiausi ledai yra mūsų, kur kainuoja 48 centų. Čia kur Norfos ledai? Tie karameliniai, vaniliniai ir karameliniai. Jo, bet aš dar pirkau prieš porą mėnesių, žiūrėjau gamintojas, tai buvo ne jūs. Tai ten buvo... Senas etiketės? Taip, ten buvo dar užgaminti pagal kontratus, dabar visi šitie... Man atrodo, Estija buvo šitie Kaune. Ingmanas gamino, Vikėda... Šokoladiniai buvo Ingmano mažeikai, tačiau nebloga kokybė. O šitų visi, kur dabar yra, etiketės toks pačios, tai kaip pamatysit, pagaminta Lietuvoje. Ir va tie visi, net pats pigiausias elementas yra tas riebumas, pasiektas grietinėlės. Čia graži tema. Aišku, o kai aš matau, pavyzdžiui, Norfos tą pigėje kažkokia ten grietinė su, tai jūsų užsakymų ribomas pagaminta? Grietinės viskas pagaminta pas mus, tik tai grietinės ir augalinių riebalų mišiniai yra. Kur dabar akcija Norfoje, kažkiek ant piliai. Ten bus riebalų mišinys, ar ten kažkoks kefyro produktas, ten gali būti su ta etiketė praktiškai žmonės renkasi. Tai va būtent, nes aš galvoju. Pas mus tai yra kur grietinė, kefyras, tikri produktai ir be jokių... Tai Varėna šiuo atveju estai kaip partneriai gaminant tą pigesnę... Mes davė jiems grietinės ir augalinių riebalų mišinys. Gerai. Netgi turėdami kaiminystėje kokosų aliejaus fabriką, negalvojat sugrįžti. Žinot, gal gyvenimo niekada negali sakyti niekada, gal gyvenimo sąlygos privers kažkas dabar. Šiuo metu ir kiek buvo iki tol, mes nenaudojame augalinių riebalų. Aišku, gražu. O dabar dar baigiant apie tos sentimentus, sakėt ledai, tai jums irgi pastebėt, kad malonus sugrįžimas, kad alytiškiai gamina ledus daugiau iš produktų, ką pats vartojat? Kažkada aš tai praktiškai visus produktus. Grietinės, kefyrus, pasukos, o labai geras produktas yra pasukos. Ypač po savaitgalių, ne? Ne, jisai dėl to, kad yra liesas, ne? Bet jam yra visi baltymai, visos mineralinės medžiagos.
žinot, tie riebalai daugelį žmonių nėra labai reikalingi. Tai vat pasakos puikiai alternatyva. Ir visi rūgštus rauginti produktai, va šitie kefyrai, jogurtai, tos pasakos, sveika. Jūs nesat iš tų pieninių, kur bandot žaisti sveikumo ta nata, nors atrodo, kai išgirsti, kad tai yra viskas 100% iš natūralaus pieno, atrodo, jūs turėtumėt būti pirmi toje eilėje pardavėjų. Sąlyginai publikuota apie mūsų produkciją sveikatos žurnale. Bent jau nesurasi ant etiketės, ką bando kiti gamintojai. Aišku, negalima rašyti sveika, bet bando kitais. Eko, bio. Pas mus ten tie ženklinimai, iš tikrųjų mūsų visi produktai, jie yra augalinių riebalų, mes taip jau nematom didelės. Kad ženklinti atskirai. Ženklinti atskirai, kad ten, žinot, kai ten dabar yra, kai norisi mėsos, tai va, dešrelės tokios, stebuklas dešrelės ir mėsos. Kaip pas vis surastų pieno, ne? Pieno surastų. Tai jūs nemato tikslo, nes kas nori supranta, nes žino. Iš tikrųjų, mūsų produkcija yra. Gerai. Dabar vėl, čia iš sentimentalų dalyką, bet man jis irgi labai svarbus rengintis produktą. Iš Švyturio alaus gerbėjų save išbraukiau tada, kai etiketėje perskaičiau Utenai. Aš ne prieš Uteną ir man daug pasakoja yra iš Sniečkaus komiteto žmonės, kaip jie statė čia litą ten, kad ten tikrai rinkosi kokybiška. Bet man kaip studentui, kuris į Klaipėdą užeidavom į Kulių vartų parduotuvę, nusipirkam bačioką alaus, sėdim prie jūros. Tada aš suprantu, tai yra Švyturio alus, o man Utena, iš karto griūna, tai aš prie ko vedu. Aš dar mažai, pernai jie pasitaisė ant vienos pozicijos. Vieną alų. Vieną Švyturio ekstra perkelė į Klaipėdą. Ir tą brangesnį, Adlerį. Tai, žinot, taip. Bet aš tada vėl sugrįžau. Jūs iš tų pačių, ne? Aš grinai man kažkaip kokybė buvo, bet... Jo, jie buvo labai keisti. Bet va tą ekstra, kai pradėjo gal Klaipėdą grąžinti, kažkaip... Jie netgi buvo pradėję gaminti, aš vadinu, tai anksčiau rusiškas alus, taip vadindavau, Kaliningradė nuvažiuojus, čia ne alus, čia alaus limonadas. Tai vat jie buvo ant to nuėję, matyt, nebuvo proceso natūralaus brandinimo, kaip ir čia, pienė visko gali būti. Tai va prie ko vedu, kam paskui šitą istoriją. Noriu paklausti, ar tiesa, kad didžioji dalis Alytaus pienės produkcijos gaminama, perdirbama ne iš dzūkiško, net ne iš suvalkietiško, iš kitų kraštų, netgi šalių pieno, ką aš iš praėjusio direktoriaus interviu prisimenu. Kas pasikeitė? Sąlyginai importuojamo pieno bent aš jau 3 metai beveik, ne? Beveik nėra? Kaip? Beveik nėra? Nėra, visiškai nėra. Tai pasikeitė, biškai. Importinio pieno nėra, pienas visas grynai tik lietuviškas. O perkam, jau galima sakyti, iš visos Lietuvos. Aišku, perkam čia kelis vietinius tiekėjus turim. Kas, jeigu nepaslaptas? Švetkauskas mūsų viena tiekėjas, didelis. Jis važiuoja po kaimukus ir surenka su savo cisterną, ne? Turi savo ten modernų surinkimo punktą. Su šaldytuvais? Su šaldytuvais, jis ten iš tų surenka. Koks vardas jie? Ten L. Švetkauskienės įmonė. Kas dar iš šviecinių? Iš šviecinių dar važiuoja pas mus Vaitkevičienė. Koks vardas? O praeitam interviu su direktorium, kaip prisimenu, tai didžioji dalis būdavo surinkama apie Raseinius, į kairę, dešinę. Sakykime, Žemaitijos važiuoja mažai. Didžioji turbūt dalis Žemaičių lyginis. O kaip jų, pavyzdžiui, Žemaitijos pienas, ar jie per daug turi pieno? Žinot, toj pusėj, dar vat iš šakių turi būti. Tai čia irgi vos ne Viškiškių pieninė šalia. Iš Kelmės vežame. Kur irgi? Šalia. Tai vat iš Suvalkijos yra vienas irgi labai stambus, kokybiškas tiekėjas.
šitie vat visi žemaičiai, suvalkiečiai, kadangi mes už aukščiausios kokybės pieną mokame šiek tiek daugiau, jie tuos visus centus suskaičiuoja ir mums įskirtinai atveža. Labai gerai. O todėl iš Žemaitijos kodėl? Todėl, kad ten pagaminamas didžiausias kiekis Lietuvoje. Didžiausi ūkiai. O žinot, kuo ūkis didesnis, tuo pieno kokybė geresnė. Taip, ir kiekis didesnis reikia jį parduoti. Pas mus ūkininkas, kuris melžia į 1,5 tonos, pas 500 kg skaitos jau gana didelis. O ten yra melžia po kelias tonas į dieną. Aišku, pas mus yra, bet tie tokie ūkininkai jau jie graikšto mirdelių kariauja visi šitie pieno surinkėjai. O kaip čia buvo ta Vajus akcija Lietuvos pienas, lietuviškas pienas? Jų buvo tikslas, man atrodo, vienytis ir sukelt kainą, ne? Jie taip. Jiem pavyko perskirsto ten šnekas, dabar pašnekos. Sunku pasakyti, žinot, pakol kas realus nieko nėra. Revoliucija neįvyko, ne? Žinot, kažką tą surinkti pieną pakelt, jį reikia turėti kur parduoti. Ir kokybiškai jį pristatyti, išlaikyti. Reikia kur dar produkciją, nereiškia, kad ten perdirbėjai mažai moka. Perdirbėjai moka, jie pavyzdžiui, kai šių metų kainos tokios net žiemą nebuvę, kad dabar už pieno žaliavos kaina. Rekordiškai aukšta ir ūkininkai, kas pieno ūkius turi, tai jie džiaugiasi pina ranko vien bus. Bet jau pakol kas, tai ūkius ne. Tai nėra taip, kaip sakydavo, kad pienas pigesnis už vandenį? Tikrai ne. Aišku, mes kalbame dabar mes pieninė didelis vartotojas. Jo, ypač kaip plaukia, ne? Jos vandenys, kai atšinčia sąskaitas. Turit beveik ant kiemo, čia vos ne savo. Ar jie neusima čia pieno iš to vandens teikimu? Ar jie tik valytojai čia va priešais jūs? Vis tiek, kad vanduo tai yra tam centrinė lystinė. Žukios vanduo. Supratau, karvutė smagu, todėl mums skanu, atrodo, skelbėte taip savo šūkį, kad mums skanu, tai neprieštarauju, tačiau iš kur žinote, kad karvutė smagu? Darėte karvučių apklausą? Čia marketinginiai dalykai. Jūs gaminate, ar ne? Apie karvutės, kurias gal dar geriau pažįstame, tas kur ganosi, tas kur valgom. Karvutė natūralios kilmės saldainis iš pieno, pagamintas Alytuje ir vis tik kitame Ribonos kalėje. Neperkelėt čia, nors atrodo arti pieno, ar ne? Saldainiai išliko. Liko. Rokiškis, okei. Ką gamina tokio, apie ką, kad ir nebūtinai iš dzūkiško pieno, tačiau ramia širdimi gali pasakyti dzūkiškas, Alytaus produktas, čia sukurtas, pagamintas. Tai iš praeito karto klausimų suprantu, ką jūs atsakėt, tai 100% tikro garso produktai, gyvi produktai, ar ne? Čia pagaminti jokių ten didelių... Gal čia ne tik dzūkiškai, bet vis tiek suakcentuoti reikia varškės sūrius, kuriuos mes gaminame keletą vietumų. 22, 13 ar 14, 7 ir dar ką vienintelį gaminame, tai liesą varškės sūrį. Pernai paleidome į rinką. Jis yra kiek? 0,5? Mes perkam, atsimenu. Tik kartais nukonkuruoja Bogaslaviškio. Nes taip renkiesi ir kartais, o kadangi jūs kažkaip su jais dirbat Norfoj, ar turit interesų tam tikrų su jais, tai jų kartais kaina būna, nežinau kaip, bet kartais dėkingesnė. Čia liesas. Mūsų produktai Norfoj yra didesnėje. Išskyrus Bogaslaviškį, jie turi kažkokį, ar jūs ten akcijas turit, ar kažką, nežinau, kažkas ten yra. Marketinginiai dalykai. Jo. Tai gerai, į temą. Tai liesas sūris išskirtumėt, kad tai yra kaip ir vos ne vietinis toks, kurio nelabai kas gamina, ne? Lieso sūrio, tai apart mūsų negamina. Lietuvoje. O lenkai čia šalia paduoda? Mūsų išvis nėra Lenkija. Jie baigėsi varškės sūris, kokiais tai produktas baigėsi ties Lenkijos sieną. Lenkija nebėra iš tiesų. Į rytus yra Baltarusija, Latvija šiek tiek. Į rytus, o tokiaus kaip varškės sūrio vakaruose nėra. Ir kas, tai vis tiek yra lietuviškas nacionalinis produktas.
išskirtinai gaminamas tokiamis sąlygomis kaip namuose. Jį reikia sudėti į sūrmaišį paslėpti. Aišku, mes ten slegiam tais pramoniniais presais, bet vis tiek paslėpti ir sūrmaišę išimti. Tai dabar žmona pamiršus sūrių gamybą, tai galiu pasakyti, kai perki parduotuviai, jis dažniausiai būna rūgštus. Kai gamini namie, jis dažniausiai būna saldus. Kame čia reikalai? Namie gal iš riebesnio pieno, aš manau, kad visi supranta. Iš riebesnio pieno, tie saldus, sako, grietinėlės daugiau. Grietinėlės lemia savybės. Supratau. Ką dar apie tą, kaip sakot, išskirtinai jūs dar darot, o daugiau kiti nelabai. Tai ledai dabar bus tokie, kur... Ledai, taip. Cikri. Alytus, jo, kaip atsimenat, tai buvo garsėjo ledais. Jo, dar senoji pieninė atsimenat, kur dabar tai galinė. Tai vat mes tuos ledus bandysim sugrąžinti tą prestižą. O kaip su vaflių kepėjais? 2 kepėjus buvusi pieninė užaugino. Ar auginsi 3? Ne, tai ar savo darysi? Kurie tinka, tai ne, mes pirksim. Ten Raičinskio, ten tie visi reikalai. Iš Kastyčio praktiškai jo ir yra. Mūsų produkcija. Tai dar labiau galim pasakyti, kad ledai bus Alytaus, nes ir vafliukai bus kepti, ar ne? Tik tai, kurie yra va šitie pigiai, kur, matot, ten reikia labai tiksliai, nes jie automatiniu būdu pasiduoda tie puodeliai. Tai va, tų dalis bus kito gamintojo. Vokiečiai bus įtari, kokie nuo čia? Tų tokių, kur valgai ir atrodo popierius ar nespaudai. Bet jų, žinot, ten technologijos visur ir naujausiai įrengimai. Jie ten metus beveik negenda, daugiau... Užšaldai jis sunaudotis. Stengiamės gaminti ir naudoti kiek galima daugiau su vietiniais gamintojais bendradarbiauti. Jeigu yra galimybė ir tas gamintojas užtikrina kokybę, aišku, aktualu, kad būtų konkurencingas ir kaina. Mielai vietinius. Tai gerai, klausimas kontrolė šitą temą. Čia vat šalia yra pakuočių fabrikėlis, Lisipanas. Ką iš jų perkat? Didžiąją dalį. Grietinės, žindeliai? Grietiniai, jogurtai, grietinės, jogurtai, grietinėlės. Ten daug brandų, bet visi indeliai eina iš Lisipasto. Tarkim, šitie buteliai iš kitur kažkur. Šitas butelis eina, gamina Kretingoje. Čia Baltijos taputa, kokie ten būdavo, neatsimenu. Terekas. Vienas didžiausių. Ledų šitie pakavimai. Pakavimus... Ne Lietuvoje tai būtų. Lietuvoje. Viską galima kažkokios. Anksčiau buvo dar aš esu radęs lenkiškų pakuočių, bet dabar yra visų plastas patobulėjo, nusipirko naujos įrangos. Praktiškai visą pakuotę gaminam Lietuvoje. Čia ir logistika supaprastėja su visi plastu. Vos ne po pažas čia gali atsinešti, kai trūksta. Kartais, žinot, kaip gamyba būna kažkokių jogurtas užaugtas, sandėlį kažkas pražiopsojo lindelį. Ir kepam indėlius. Supratau. Pieminėlis, kaip ir Norfos Rivonos prekės ženklas, jis turbūt yra bendros rinkodaros dalis, tai nesusiję, kad dzūkiškas tai būtų piemenukas, ar ne, apie koks nors. Tiesiog taip, ar ne? Arčiau. Ar tai yra semantiškai, kad pien, kažkas, kad suprastum, piemuo, kad gano, karvės, tai tiesiogiai dėl to, ar ne šitas? Nu, taip. Čia kaip ir ne jūsų